gyvenimai kapus, pro šimtametės amžių knygos, senus, pageltusius lapus, tegu iš žygio kunigaikščiai namo su pergale parjos, lygi juodųjų jūrų gandas. Lietuvos taryba, kaip vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamos pripažintąją tautų apsisprendimo teisę ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėnesio 18-23 dienomis 1917 metais skelbia atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostinė Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių. Saliamonas Banaitis, Pranas Dovydaitis, Steponas Andras Stulginskis, Antanas Smetona, Jonas Smilgevičius, Justinas Staugaitis, Jonas Vailokaitis, Jonas Vileišis. Štai dabar šiandieną, švęsdami vasario 16, kaip jau ir daugelį metų, vis dėlto jaučiamės kitaip. Jaučiamės žymiai tvirčiau ir jaučiam, kad ta laisvės viltis, ta tikėjimo ir tvirtybės viltis kovojo, tie, kurie kentėjo ir tie, kurie žuvo, kurie palaidojo savo draugus, jie puikiai žino, kad niekas gyvenime savaime neatsiranda. Tad ir šiandieną, minėdami jubiliejinę datą 1949 metų deklaracijos. Buvo ir daugiau turbūt šitų paminėjimų slapčia, bet su pakelta galva, prisimenant savo draugus ir tikint ateitimi, buvo turbūt jų ir daugiau. Todėl prisiminkime visus tuos, kurie kovojo, kurie žuvo, kurie tikėjo ir kurių viltis iš tiesų pasiteisino, nepaisant visko. Mažai yra mūsų šalis, kuriuose aš buvau dalyvių, nukreiptus prieš sovietų valdžią, aš laikau teisingais ir nelaikau nusikalstamais. Aš vis tiek laikau, kad kova, kurią aš vedžiau 9 metus, turės savo rezultatų. Šiandien šie rezultatai prieš mus. Mes stovime, kariai stovi, kariuomenės vadovybė stovi prie šito paminklo, nulenkėme galvas pagerbti. Daug žuvo, bet mes laimėjome. Lietuvos kariai stipriai laiko ginklus, plazda trispalvis, partizanų apygardų kovo vėliavos. Tikiu, kad nepadarysime klaidų, kaip be šūvio praradome nepriklausomybę 41 metais.